Visuomenė per tą dėją jau 20 beveik metų mūsų atkurtos Lietuvos nepriklausomybės yra tiek sumaterialėjusi, kad dalintis, na, kaip ir kvaila. Nereikia užsimerkti, nereikia gyventi tik tai savo problemom. Yra daug žmonių, kuriem reikalinga pagalba, o ta pagalba gali įvairiais būdais ateiti. Nebūtinai materialiai, gerų žodžių, užuojautą. Matyt, tai yra savotiškas, nežinau, negaliu žodžių sakyti narkotikas. Tai va, bet tai yra iš tikrųjų, tai yra tokia, na, labai gera būsena. Kai tu žinai, kad tu kažkam padėjai. Ir man teko pačiam girdėti ir tų žodžių iki šios dienos neužmirštų. Kaip viena iš garbingų radio pasikalbėjimo dalyvių pasakė, mes nesam ubagų tauta ir mums tokių paslaugų nereikia. Aš manau, kad šiandieną pati, jeigu pažvelgtų atgal į tos savo pasakytus žodžius, susigėstų. Tai yra investicija į ateitį, investicija į jaunus žmonės, į žmonės, kurie kurs pridėtinę vertę ir naujus dalykus ateityje.